Jeigu konstrukcija susikaupia drėgmė, kuri turėtų pasišalinti, žiemą vidaus temperatūra bus aukštesnė negu lauke, tai slėgis visada bus iš vidaus į išorę ir ta būtent drėgmė per pačią vatą ir per garų laidžią medžiagą vėjo izoliacinį gipsą, ta drėgmė lengvai išeina. Šitas gipsas yra difuziškai atviras ir garams yra laidi medžiaga. Maksimaliai pažabojame drėgmę pačiame karkase. Tai naudojama tik tai kalibruota mediena, kuri drėgmės įgeria labai minimaliai. Tačiau, esant lietui ir panašiai, taip, konstrukcijos užlampa, drėgmės paviršutinės tikrai atsiranda, tam naudojame garams pralaidžias medžiagas. Tai prišvėjinė gipso plokštė lauke. Per daugelį metų tikrai tekę keisti, montuoti papildomus langus konstrukcijose ir panašiai. Seniausias namas, kuriam tai teko daryti vėlgi ir 7 ar 8 metai, nepastebėjom, kad būtų kažkokios tai problemos pačioje medinėje konstrukcijoje. Yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kai garai praeina per gipso kartono plokštę, tai kad greičiau jie pasišalintų, turi būti įrengtas labai geras ventiliacinis tarpas. Tai šiuo metu mes matome, kad naudojamas dvigubas karkasas ir būtent čia susiformuoja tokie oro srautai, kurie lengviau ir ištraukia tą pačią drėgmę iš pačios konstrukcijos.